Tikėtina motyvuojanti kapitono. Pavyksta čia išsilaisvinti, nukreipti jau į vartus Egidijui Gritkui. Čia dar viena proga, gal iš toli. Taip, dabar iš toli smūgiuoja. Smūgiavo. Tom turas 17 nepasibaigs, nes ryt dar dvi dvikovos 17 valandą. Panevėžio ekranas prieš BFA. Ir 18 valandą B1 prieš Hegelman B komandą. Daug komandų yra pirmoje lygoje, jeigu lygintumėm su A lyga. Savotiško žavesio tai turi. Sfera. Dabar jie su kamuoliu, tiesai. Neptūno ataka, išspiriamas Kobachidzei kamuolys iš po kojų. Tuotas, nes aukščiau šiek tiek koją iškėlė. Kairiajame krašte. O čia labai netikslus perdavimas. Galbūt tikėjosi, jog Diavaras šiek tiek pakils, pasitiks kamuolį, bet taip nebuvo. Ir Ekija. Perdavimas šiek tiek... Ne, viskas gerai. Ten įbėginėjo prie baudos aikštelę Šapovalovas ir atliko smūgį. Atrodė, kad galbūt buvo pasuojama toliau, o Gundutik tiesiog pritrūko tikslumo, bet viskas neblogai. Čia buvo išpildyta iš atmosferos pusės. Pradėjo rungtynes. Nu, ten pargriautas buvo. Ta patekimą vaikščioje. Pernai jie žaidė pereinamasias rungtynes, bet pralaimėjo jas.